Pasaulis, kuriame gyvenate, labai serga. Mes dar nesame civilizuoti. Tol, kol karo mašinos, karo filmai, patrankos priešais mokyklas, bombonešiai, karinės profesijos universitetuose, tai nėra civilizuota. Visi žavisi Džordžu Vašingtonu. Ko jie nežino apie Džordžą Vašingtoną, kad jis turėjo 300 vergų? Kiek iš jūsų apie tai žinojot? Turėdamas 300 vergų, jis dabar būtų areštuotas ir ko neveikiamas. Ir karalius Salomonas turėjo 1000 žmonų, šiandien jis būtų sulaikytas už tai. Trumanas, štai koks prezidentas Trumanas buvo kvailas. Oppenheimeris nuvyko pas jį ir pasakė, na dabar mes turime atominę bombą, gal geriau ją numeskim 30 mylių toliau, kad parodytume japonams, kad dabar turime siaubingą ginklą, geriau nemeskim jos ant miesto. Trumanas atsakė, išvykit jį lauk iš mano kabineto, jis net neleido jam kalbėti. Dauguma žmonių, kuriais jūs šiandien žavitės, yra neišmanėliai. Vyras laksantis su kamoliu futbole, tas pats per tą patį. Tūkstančiai žmonių eina pasižiūrėti sporto. Na kasgi čia blogo? Nieko blogo, jeigu jūs užaugintas tokioje visuomenėje. Senovės Romoje žmonės susirinkdavo pasižiūrėti, kaip krikščionys sušeriami liūtams. Savaitę prieš tai liūtams nebuvo duodama ėsti, kad būtų didesnė pramoga. Tada jie nurengdavo krikščionis, kad turėtų dar didesnę pramogą. Ir vaikai sakydavo, tėvelė, ar galėsim ateiti ir kitą savaitę pasižiūrėti, kaip krikščionis sušeriami liūtams. Jie elgsiasi gerai, sūneli. Ar jo tėvas pakvaišęs? Ne. Ar kas nors netaip su vaiku? Ne. Tai normalu toje kultūroje. Kaip ir mes turim dvikovas, vyrai daužo vienas kitam galvą trankydami smegenis. Jie visi tampa protiškai nesveiki laikui bėgant, bet tai normalu šiai kultūrai. Dalykai, kurie tau yra išugdyti, kad patiktų filmų žvaigždės, telenovelės per televizorių, visa tai mėšlas. Ne vienas iš jų tavęs nieko neišmoko. Jūs turite statulas visų žmonių, kurie išrado įvairius dalykus, padarė gyvenimą geresnį jums, darote statulą žmonių, kurie padarė kažką naudingo, ne karo didvyrius. Aš dirbau Ernstui Etetui, jis buvo laikomas geriausiu iš geriausių pirmajame ir antrajame pasaulinėme kare. Taigi aš paklausiu jo, kaip tu nukovei 70 lėktuvų? Aš niekaip negalėjau suprasti, kaip jis tai padarė. Jis pasakė stipriu vokišku akcentu, tai buvo labai lengva. Taip, bet kaip tu tai padarėjai? Aš nuskridau už jų būstinės ir laukiau nevykėlio. Tada jį nudėdavau. Nėra kito būdo numušti 70 lėktuvų. Jei kovotumėt vienodai, galbūt nušautum 2 ar 3 ar 7, bet ne 70. Taigi tie žmonės buvo kalės vaikai, o mes jos laikom karo didvyriais. Jei jūs būtumėt užaugintas Australijoje, sakytumėt, jei būtumėt užaugintas Amerikoje, neišsilavinusių žmonių aplinkoje, galbūt sakytumėt, ar tai tu kalbi, ar tai aplinka paveikia tave? Jūs kalbate apie individualumą, lyg būtų toks dalykas, jo nėra.
Jei būtumėt individualus, negalėtumėt susikalbėti su nieko. Jie nesuprastų, apie ką tu kalbi. Jūs labai panašus į kitus žmonės, jūsų klausimai nėra nauji. Aš daugybę metų negirdėjau naujo klausimo, nes mes visi labai panašus. Visi ieško teisybės, nėra tokio dalyko. Visi teisėjai bus areštuojami ateityje, nes jie teisia žmonės nežinodami nieko, kas juos tokiais padarė. Ateityje mes suprasime, kas padaro žmonės tokiais, kokie jie yra. Ir atsikratysime visų sąlygų, kurios gamina nenormalų elgesį. Taigi, jei jūs suprantate, apie ką aš kalbu, ir iš čia išėję nieko nedarysite, nieko ir nebus. Jei kalbėsit su kitais žmonėmis apie Vynus projektą, yra šansų, kad turėsime sklandesnį perėjimą. Tai nėra tobula, tačiau tai yra žymiai geriau negu tai, kas egzistuoja šiandien, nes viskas visada gali gerėti.